gyvename laikais, kai informacijos yra daug ir netgi per daug. Ir tas infobystė, kurį mes iš tikrųjų išgyvename, turėdami tą per didelį kiekį informacijos ir suskaustančią galvą iš tikrųjų, yra dar labai mažai aptarinėjamas, bet tai yra problema. Anos idėja yra, ar dirbtinio intelekto agentai ar asistentai negali mums padėti, užuot kūrę tų problemų ir daugiau darę to turinio, kas dabar vyksta. Ar negalime turėti savo komandoje žaidėją, kuris padeda apsiginti nuo nereikalingo turinio pagal mūsų pomėgius, preferencijas, nusistatymus, prafiltruotą turinį ir leisti tik tai dalį jo ir tai dar sukramtytai ir sudalintai į patogius stalčiukus pasiekti mus. Tai yra programėlė telefone, kuri perskaito visus žmogaus norimus naujienlaiškius, seka temas per įvairiausius šaltinius, atrenka populiariausias pasaulio naujienas, viską supakuoja į vieną ir išrenka tas gabaliukus, kurie tam žmogui yra aktualūs. Mokosi greitai ir pristaiko prie to, kad jam atrinktų tai kas jam aktualu. Plus visą šitą paverčia į tokį rytinį trumpą garso įrašą podcastą ir kiekvienas gauna savo asmeninę kiekvieną rytą. Vienas iš tokių, sakyčiau, labai gerų Anos savybių šiuo metu, kurią mes vis dar labai tobulinam, yra tai, kad tu pasakai savo mėgstamus raktažodžius ar temas ir Ana visą laiką šukuoja masyvų kiekį interneto ir tau praneša, kai kažkas yra naujo tą temą. Taip, kaip nuolatinė paieška į ateitį tokia. Ir atneša mažą gabaliuką, bet jeigu įdomiau giliau lysti, tai vėl gali klausti arba net automatiškai būna paruošti pjūviai, per kuriuos gali tiesiog paspausti ir gauti atsakymą. Kas yra žiauriai šiaip geras dalykas, ne? Nes pačiam kiekvieną rytą atsikėlus, 30 mėgstamų temų prakošti yra beveik neįmanoma. Mes taip pat skaidriai rodom, iš kur paimta informacija. Tai žmogus matydamas savo vertinimu gali atsirinkti ir įvertinti, netgi jeigu ir, tarkim, iš kažkokio prasto šaltinio buvo atrinkta informacija, bet mato iš kur ir tada gali ją žiūrėti pro pirštus. Šaltiniai yra kokybiški ir visi, kuriuos mes galėtume žinoti ir norėtume iš jų gauti informaciją, o ne neaiškios fermos informacijos, kurios skirtos visai kitam tikslui. Ką dar Ana daro, tai jį atsakinėja klausimus. Tu paskaitai kokią nors žinią ir tau kyla klausimų apie terminą, apie kontekstą, Ana gali jį atsakyti. Ir kas juokingiausia mums patiems, nors jį konstruojama angliškai, kaip tokia mūsų žemės dominuojančia kalba ir nepatogiausia. Jis kartais ir lietuviškai atsako puikiai. Tu kartais nežinai, ką jį moka, ar ne? Va čia tas ir žavus ir gąsdinantis dalykas tuo pačiu metu. Pradėjo sproginėti su dirbtiniu intelektu. Tai buvo mums beprotiškai įdomi tema ir kartu tokia ambicija kažką daryti Lietuvoje ir kartu turbūt suvokimas, kad tai yra labai aktualu mums patiems tiesiog. Pabandėm pažiūrėti į ateitį, kaip galėtų viskas būti ateityje ir prisigalvojom daug visokių idėjų ir paėmėm mažą gabaliuką, kurį galim pagaminti šiandien. O Ana tokiam jau viešoje prieigoje yra iš vis net mėnesį. Tai yra super dar kūdikis, bet viskas vyksta labai didžiulė progresija, kas yra turbūt savotiškai ir žavu ir nuostabu, ar ne, kad tu gali visgi imtis tokių didelių, šiaip ambicingų visgi projektų iš mažos rinkos su maža komanda.